Sveikas! Pasilgai nuotykių? Tad keliaujame. O pirmoji mano kelionė prasideda Jungtinėje karalystėje. Startuosime nuo Bath istorinio miestelio. Ir po truputį leisime žemyn per Somerset ir Dorset gražiasias apylinkės. Link Tuddle. Pasiekę jūrą, toliau keliausime pakrantę pro kurortinius miestelius, kol pasieksime Leamington miestą. Kelto pagalba atsidursime Isle of Wight saloje. Užteks kalbų, važiuojam! Na, keliaujam į traukinį ir kelionė prasideda čia, nuo Milton Keyno. Nu, einam, lauksim traukinuko. Laukiu traukinio dabar, keliausim į Birminghamą. Dar greičiai. Dar nei kartą nekeliavau su dviračiu. Pažiūrėsim, ar lengva. Dėjau dviratuko. Atkeliaujam Birminghamo stotį. Tikrai, reikia ieškoti kitas traukinys. Gražus, ne? Didelė statys. Na va, pamačiau, ką norėjau. Tikrai, kad mes jau statys. Čia kaip kokiam airporte, sakyčiau, ne? Any tickets? Sweet. Sweet. Anything else? Ah, thank you. Ne naujiena pasakė, kad vėl vėluos. Traukinys kaip ir į Birminghamą. Nieko, palauksim. Sveiki atvykę į Bristolį. Na, iš Birminghamo traukinys vėlavo, tai nespėjau savo 1:30. Tai dabar tik 2 valandą bus. Visiškas perigrūzas. Tikėkime stilsim. Tenka stovėti. Su mano priekaba nelabai čia pritaikyti traukiniai. Čia. Viskas, atkeliavau pagaliau į Bath. Mano tikslas pasiektas, nebereikės daugiau su tais traukiniais važiuoti. Keliaujam, paeksplorinsim Bath miestelį. Reikia atsipūsti truputį, einu pavėsį. Welcome to Bath! And the gardener just starts. Reikia pasistiprinti su šikenu. Atrodo gerai ir daug žmonių žiūriu susirinkę pasilisėti.
Tokie miestai vargina mane truputį. Pirma problemėlė. Vis nuo duobių šitas sukinėjasi. Nu, blemba, išbandžiau tas šitas. Bet vis tiek sukinėjasi. Nu, žodžiu, bandysime priveršti ir žiūrėsime. Jau 3 valandos. Reikia pradėti judėti link pirmos vietos šiandien apsistojimo. Palieka miestą. Viskas, pagaliau. Lendu į trasą. Laukia 2 tuneliai. Iki mieste. Aš važiuoju į gamtą. Jeigu tokie keliukai, aš sutinku visur važiuoti. Ne, nu, būtinai taip, tai esi paukštis apšyko. Tu taip ir pataikyk. O, kaip šykštu. Buvom kažkur ten. Va ten toli. Nu, va, įsivalėm nuo paukštuko. Pažymėjo mane. Jau 27 km nuvažiuoti šiandien. O kol kas vien tik įkalnės. Aš jau norėčiau ir nuo kalno. Pirmas tuneliukas. Koks šaltis pareinam. Nu ką, reikia lempą traukti. O, geras, yra ir šviesas. Bet kaip šalta. Smagiai. Čia gerai vasarą atsivėsinti karštą dieną. Įdomu, kokio ilgio. Jie bus tokie 2. Bet gerai padaryta, kad apšviesta. Man patinka. Na, pirmas tunelis ir baigėsi. Čia iš tikrųjų anksčiau buvo geležinkelis. Ir čia važinėjo traukiniai. Bet dabar padarė dviratininkų rojų. Antras tunelis. Įdomu, kuris ilgesnis. Šitas netoks šaltas. Aja. Aš turiu lazeriuką, galima atrodo pažaisti. Gerai šviečia. Nice, jo. Tik žmonių neapakint. Tunelis tai tikras smagumėlis. Visados nuo kalno. Wow! Trasa, žinokit, nuostabi. Gerai, važiuojam toliau. Užteks čia bezdės, nes tokiais greičiais po to net nepasieksim tikslo. Kelias tikrai populiarus. O mes tarp kalnų važinėjom iš tikrųjų. Aš žiūriu, kad čia tai fainai. Wow! Dabar šokam žemyn. Ai, gal kitą kartą. Nu, kelias tikrai pasaka. Degam. Aš tikiuosi, jau karščiau nebus, nes tikrai užtenka. Wow! Pirmieji iššūkiai, 14. Nu, važiuojam. Na, pirmieji iššūkiai. Žinokit, per mažai žvaigždžių. Pas mane viena didelė galia, kaip matot. Bet jos neužtenka. Jau 14 sunku kilti. O tai kaip bus 20, kas tada? Po to kažkaip kaip pailsėjau ir normaliai užsivažiavo. Gal tiesiog kojas buvo pakirtęs. Mes važiuojame be sustojimo nuo BAF. Nu, žiūrėsim, kaip bus 20. Tada žinosim, ar reikia 3 žvaigždžių. Nu, bent jau 2, vienos mažesnės priekį. Pažiūrėsim. Stojau truputį pailsėt. Visiška gamta. Turim šiandien. Pažiūrėkit ką. Aš nelabai šiaip mėgėjęs šitų gėrimų, bet va šiandien atsigersiu, kol dar šalta, nespėja sušilt. Paragausim. Žinot tą garsą tokį? Tai palaukit. Du draugeliai. Labai bizi. Gerai, sėkmės.
su elektriniu. Gerai važiuoja, va vaikas gale. Prasidėjo kaimiečių keliukai. Su palyda. Eina savo. Nu gal iš priekio nieks neišlys. Reik stabdžio neužkaitint. O čia tai keliukai. Iš jų greitį, ne? Nu gerai, pas mane kilometrai. Ten mylios. Jau nedaug liko. Iki pirmo taško sustojimo, tai Subway. Welcome to Subway. Kaip nekeista, neturi laukia soliukų. Nu, pasiėmiu kėdę, atsisėsiu ir pavalgysiu. Kaip ponas. Skanaus visiems. Skaniai pavalgiam. Nu, ką čia pavalgiam? Užkandom. Ir judam iki tikslo, liko valanda. Tikrai gražios vietos. Žiūriu, skaniai viskas kvepia. O ne, baigėsi pavėsis. Ir vėl, o kas čia per idiotas pastatė gulinti policininką vidury kažkur laukų. Kas čia lėkios? Su traktorium kažkas blembački. Ir manau, reikia elektrolito, kaip tik turiu vandens buteliuką. Įsubėjaus. Pasidarysim. Labai nuostabus kelias, aš nieko negaliu pasakyti. Nereikia keliais visai važiuoti beveik, nu, kaip kur tik ten 200 metrų atkarpa, tai tikrai nedaug. Artėjom prie tikslo šios dienos. Aja. Prigėriau elektrolytų, tai dabar skraidau. Wow. Arba tiesiog nebeįkalnę važiuoju. Į džiunglės pakliuvau. Lema, daug musių. Ai, bet akinių aš nemėgstu nešiot. Svarbiausia, kad šaknų nebūtų. O šiaip tai smagumėlis. Važiuojam toliau. Ir posūkiai dar tokie staigus. Čia tiesiai į sieną. Opa. Viešpatė, tu viešpatėliau. Stabdžiai, nepaveskit manęs. Nepavedė. Sustojau į ramybės alėją. Truputį pailsėti. Gal žinote, kas čia per mašinytę kas nors? Nei kartą tokios nemačiau. Welcome to smagieji Anglijos sukilimai. Kažkas lekia greičiau. Aišku, viskas elektrinis. Jam tikrai nėra kliučių, kiek matau. Važiuoja kaip nuo kalno aš riedu. 13 vėl. Eina savo. Galėtų jau ir baigtis. Man patinka labiau nuleistis negu važiuoti. A ne paukštų, kur tu ten bėgi? Palauk manęs. Tenka stumtis. Kalno. Žiauriai status. Problema tame, kad pas mane prieky yra tik tais viena žvaigždė. Ir aš kaip galvojau, kad taip ir bus. Man sako, oi ne, čia užvažiuosi į visus kalnus. Nu, tai gal jis nežinoja, į kokius aš kalnus važiuosiu, turbūt. Aš taip pasakysiu. Bet čia visiškai nieko baisaus. Mes patobulinsime dviratį grįžę. Geras naujienas, privažiavau jau from miestelį. Jau prie pat kelionės tikslo. Liko iš viso rodo minutę. Gavosi beveik 509 km. Tiek nebuvo planuota iš tikrųjų. Bet dar var iki parduotuvę nuvažiuoti. Miestelį atgal grįšim. Nu, važiuojam, dabar įsikursim. Pažiūrėsim apartamentus. Sveikas, draugelės. Deginatės. Smagu jums. Važiavom. Na, tik reikia kodukų surinkti ir patekti į vidų. Sakyčiau, visai gražu. Reiks ateis papietauti.
Nu ką aš šneku, pavakarieniaut greičiau. Problema, kad neturiu vandens visiškai. Reikia važiuoti į parduotuvę. Nu nieko, pavalgom ir važiuojam. Gražu čia, kas gerai, rakinami vartai, nieks negali pašalainis įeiti. Mano apartamentai užėjus su viršu, dviratukas, kol nakvoti laisvai gali čia. Ir čia sodelis. Nu, čia galėsim turbūt pusryčius. Ar norit pamatyti mano apartamentus? Prašom, užeikite. Štai lova. Nuostabioji, kur ilsėsiuos joje, nes pavargau. Kita pusė. Ir netgi tualetas su dušu. Turbūt nieko jūsų nenustebino. Ir šitą mano viešnagę čia kainuos tik 64 svarai. Aš manau, nei daug, nei mažai. Nu, sukrioviau dviratį, tai skrendu. Matomai čia sugrįšim. Pažiūrėt, ką gerą turi. Važiuojam. Pasimsim maistuką. Abaliukų, bananiukų. Keliaujam. Apsauginis pasaugos mano dviratį, tai visai man patiko. Norėk dar ką nors pasimti. Šaldytuvą čia neturiu, tai nieko gendamo negaliu. Pasipirkom truputį maistuko. Važiuojam atgal. Kaip dėl McDonald'ą darom? Dviratuką lauke paliksiu. Simsiu tik sėdynę, nes drėgmės bruksas, žinot, kad tikrai nemėgsta. Tad keliausime gal su manim. Tadadadam, tadadadam, tadadadam. Ar aš nebuvau? Taip, buvau. Mano vakarienė šiandien paprasta. Vienas double cheeseburgeriais, fantikė ir su riešutukais saldainiukas. O dabar galim pakalbėti apie skaičius, kiek aš šiandien pravažiavau. Taigi, kas čia gavosi? Kilometrais turim 63 kilometrus, 500 metrų. Valandų buvo minimas 4 valandas 46 minutės ir greičiausiai pasiektas 37,6. Burgeris buvo žiauriai skanus. Tai viskas, einu ilsėtis, o mes susitiksime kitoje dienoje. Ačiū visiems ir iki rytojaus. Pala, jis dar čia? Jis dar čia, klausyk, va ten. Spaus, prenumeruok. Dar žinai, ir dar like uždėk. Nu, tada jau super.